Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime 2025 metai, sausio 17 diena. Naujais metais yra jau naujas padarytas grįžinukas. Pilypiškių sodai, Zabarijos gatvė. O toksai va, tokie va namai. Užsakovas va šalia ir porą žodžių, kaip brigada atidirba. Labai malonu, greitai ir gerai, jokių problemų nematau. Ačiū už gerą žodį. Tai va, čia mūsų šitose Pilypiškių sodose jau 7 grįžinys padarytas. Čia vien smėliai, lingi gruntai. Jokio molio nebuvo visiškai. O beveik kubą 600 valandą varo. Na, puikiausia srovė. Čia prie Vievio Pilypiškių sodai, vat, vis tiek vietiniai turėtų žinot. Va, kai varo vandeniukas. Tai žmogų yra šulinukas, savo rankom žmogus yra įsikasęs. O parodykit savo šulinuką. Garaže. Jo, čia. Pasižiūrėsim. Patys kasė, sakėte, ne? Jo, pats kasiau. Prieš 20 metų, sakėt, kasė. Jeigu nedaugiau. Jeigu nedaugiau, va. Vat viduj yra padarytas šulinys. Ant 2 metrų gal gylio, ten sunkiai matosi. Pabandysiu aš gal. Jo, tai būtų lubos aukštesnė šito garažo, galima būtų padaryti ir viduje. Va. Ir vanduo. 2 metrų gylio šulinukas ir to vandens žmogui iš tų šulinių eilinį kartą neužtenka. O taip atrodo, vat, gręžinio 2 duobės, gręžinio šachtą. Gavosi bendras gylis gręžinio lygį 13 metrų. Pamatavo vandens statinį lygį, 2 metruose nuo žemės paviršiaus stovi vanduo. Tai 11 metrų vandens lūpas yra sukilęs. O tai va varo. Ir va čia tokia vat pušynas vien, nes Pilypiškių sodai čia grinai prie pušyno. Dėl to va labai dideli klodai smėlio sąnašos. Atvažiuojam su džipuku prie kabėlę. O tokie va prūdeliai faini. Aišku, atvažiavom, geisnis žarnas prisitempėm. Nesužiūrėjau savo darbinio siurblio ir šalčio gavęs buvo čia prieš naujus metus ir viskas. Tai reikėjo važiuoti vėl iki Elektrėnų. Tai gerai, kad čia vietoj. Per pusę valandos sulakščiau. Pajungiu kitą siurbliuką. Va. Iš kur daėmė vandenį. 40 metrų gavosi prasitesti geisnis žarnas iki grįžimo taško. Vien smėlis gražus, einam parodysim, kaip atrodo smėlio frakcija, vandeningo smėlio frakcija. Kad kiti negalvotų, kad čia grėžiai ir kažkokia vandeninė upė teka. Ne, čia nieko panašaus. Čia yra didžiulis gruntinio vandens smėlio klodas, vandeningo smėlio. O taip, viskas atrodo. Toksai va namukas pas žmogų. Sodo bendrija 8 arai. Jau dabar dar smėliuką parodysiu, kaip atrodo. O toksai va buvo gražus vandeningas smėlis. Ir beje, jis be geležies. Gal kamera perduoda, kad jis toksai pilkokas, bet jis yra iš tikrųjų kakavinės spalvos. O palyginus prieš savo raižą. Čia iki 2 metrų buvo toksai smėlis. Tai va, geras vanduo. Filtras geras, nesmėliuoja, viskas tvarkoja, gręžinio šachtą. Nu tai va, tai viskas liuks. Nu tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Ir dar pabandysim dabar užvirint vandenį. Jo. Va šitą vandenį išpilkit. Aha, tuoj minutė. Jo, šitą vandenį išpilkit. Ir pripėlam iš gręžinio vandens, užvirinsim, pasižiūrėsim. Ar spalvos nepakeis. Taip. Gerai. Bandom pilt į virdulį. Užteks. Nu va, pilnas virdulys. Tai va, dar kartą tada geros dienos ir gero vandens ir gerų. Aišku, dabar dar mes tą sezoną netidarėm. Čia mums vietą prie Elektrėnų, tai vietovė šitas žinomas, 7 grįžinys jau šitose sodose padarytas. Tai va taip gali išvažiuoti, pataikai va dieną, va šitą pilis 3 laipsnių šiandien. To lygtis vėl biškį minusą praneša. Nu, tai va, jeigu va, kažkas sugalvos dar žiemos metu pasidaryti grįžinuką, tai skambinkit. Jo, pataikysim dieną kokią šiltesnę. Galėsim dar išvažiuoti, bet šiaip tai dar sezoną netidarę esam. Tai ką tada, dar kartą visiems geros dienos ir gero vandens, iki.